Ir net neabejoju, kad visi čia esam susirinkę dėl vienos ir tos pačios priežasties, kad norime tiesiog pagerinti savo esamą gyvenimo padėtį, susikurti daugiau pinigų, antrą pajamų šaltinį ir galbūt tai ateityje virs jūsų pagrindinį pajamų šaltiniu. Tai mes naudojamės platformą Economy ir jinai yra viso edukacinio pobūdžio ir daugiau šiek tiek vėliau apie tai pasidalinsime, kaip būtent viskas joje veikia. Tai Ramkė, gali kitą skaidrę pereiti? Ir būtent kodėl aš pradėjau, tai pasidalinsiu šiek tiek savo istoriją. Čia matot, mano yra nuotrauka ir čia aš esu savo darbe. Tai dabar tik nesenai persikrauščiau į Lietuvą, vien tik tais dėl to iš tikrųjų, kad galėjau susikurti pajamas pilnai online, bet prieš tai, prieš porą skaityk mėnesių, 14 metų pragyvenau Anglijoje ir dirbau iš tikrųjų gan mėgiamą darbą, buvau nekilnojamo turto agentė ir sėdėjau čia būtent savo ofise ir kaip matot, už manęs visiškai nieko nėra. Aš tikrai turėjau tokias galimybės, kad man nei darbe tenais kažkas aiškindavo, ką man reikia daryti, ar ten, nežinau, kažkokį tai targetai, kad pasiekti kažką. Tiesiog aš turėjau darbą, jį dirbau ir man niekas nevadovavo. Buvau kaip ir pats savo bosas, bet vis tiek turėjau eiti į darbą nuo 9 iki 6 atitinkamų laikų, vis tiek daryti tai, ką kažkas man vis tiek yra pasakęs, bet, kaip sakant, turėjau tokio flexibility. Ir aš visą laiką turėjau tą tokį tikslą, kad noriu susikurti tą gerą pajamų šaltinį, tikrai tokį stabilų, kaip sakant, kad pastoviai galėčiau viską sau leisti, ką noriu. Ir mano vienas iš tikslų buvo turėti savo nekilnojamo turtą. Tikrai jau nuo pat atvažiavimo į Angliją norėjau turėti savo nekilnojamo turtą. Ir aš taupiau tos pinigus, dėjau, kaip sakant, į koinę. Ir paskui supratau, kad kuo toliau, tuo viskas brangsta ir tai, ką aš susitaupau, jau nebeužtenka tam pradiniam įnašui. Ir aš supratau, kad reikia kažką keisti ir tiesiog tinkamu laiku pasitaikė tinkama galimybė ir norėjau tiesiog daugiau galbūt sužinoti apie finansinį raštingumą ir plėsti savo žinias tame ir tiesiog pasitaikė ši galimybė pradėti su treidinimu. Tai tokia mano trumpa istorija, kaip aš pradėjau dirbti su treidinimu. Suradau unmute mygtuką. Tai Lina papasakoja apie save. Mes iš esmės, kad ir atėjome iš tų pačių namų, bet esame ganėtinai skirtingos, kas liečia mokyklą ir visą kitą, tą visą edukaciją, tikslus galbūt. Tai mano pačios noras pradėti kažkokį side hustle prasidėjo nuo to, kai aš buvau universitete, studijavau magistrą ir tuo metu daug dirbau, daug mokiausi ir mažai uždirbau. Ir labai norėjosi gauti iš kažkur tų papildomų pajamų, tiesiog nes reikėjo išlaikyti save ir norėjosi keliauti, visą laiką mėgau bent kažkur išvažiuoti, nuotykius ir panašiai. Tai norėjosi kažkokių galimybių. Ir taip susipažinome būtent su Donata. Turėjau įvairių dalykų, nuo ko pradėjau būtent savo tą kelionę, side hustles, išbandžiau ir produktų kompaniją, ir dropshippingą, ir print on demand, galbūt kas žinote, viską, kas įmanoma internete, ir copywriting, tai esu tekstų rašęs ir apie biomediciną, ir apie kickboxing, visokius kovos menus ir panašiai. Tai įvairių dalykų, viską, ką įmanoma internete, vieni geriau sekėsi, kiti blogiau, bet toj visoj kelioniai visą laiką galvojau, kad treidinimas yra kažkoks gamblinimas. Netgi vienoj mano mėgstamiausių knygų skaičiau apie tą treidinimą ir ten rašė, kad dauguma tiesiog gamblina. Ir taip iš tiesų aš į tai žiūrėjau labai skeptiškai ir netgi turėjau ne vieną pasiūlymą daug metų anksčiau, bet gaila nepradėjau, buvau, kaip sakant, uždarom akim, fokusavausi kitus dalykus tuo metu, galbūt tai nebuvo mano laikas. Bet susipažinus su platforma, pradėjus edukuotis, kas tas treidinimas, kaip iš tikrųjų skaityti tuos čartus, galbūt čia atrodo dabar nieko čia nereiškia ir panašiai, bet man iš pradžių irgi taip atrodė, bet paskui kaip supranti ir kai supranti, kad kiekvienoje iš šių vietų gali uždirbti pinigus iš tikrųjų, kai kaina kinta.
Tai tada pasidaro viskas daug smagiau, aiškiau ir maloniau su tuo dirbti. Tai aš taip ir priejau prie platformos ir koks yra pliusas, kad nesvarbu kokiame tu lygyje esi, ar visiškai žalias, ar turi kažkokios patirties, tu gali užsimti tuo Forexu. Tai kasgi yra tas Forexas? Forexas bendrai paėmus yra rinka, kurioje yra prekiaujama užsienio valiutomis. Tai jeigu teko važiuoti į užsienį, pavyzdžiui, keliaujate, esate Lietuvoje ir norite eurus išsikeisti į dolerius, į turkišką lyrą, į svarą, Britanijos svarą, jūs jau dalyvaujate Forex rinkoje, bet jūsų tikslas yra gauti užsienio valiutos. Ne uždirbti iš to, o tiesiog išsikeisti ir tam, kad galėtumėte turėti pinigų ant restoranų, ant pramogų, ar nesvarbu, pirkti nekilnojamą turtą galų gale. Bet mes naudojame Forexą būtent online. Tai turime tokį dalykėlį telefoną ir turime prieigą prie visos finansų rinkos. Visą laiką dėkoju kiekvieną rytą tiek Wi-Fi, tiek visai technologijai, kad paprastiems žmonėms kaip mes yra duotas toks šansas dalyvauti toje rinkoje. Nereikia būti kažkokių finansų specialistų, baigus kažkokias studijas. Reikia mokėti tam tikrus dalykus, laikytis tam tikrų strategijų, apie kurias šiek tiek vėliau pasidalinsiu, ir galima dalyvauti toje rinkoje. Ir tai yra marketas, kuris veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 23 valandas per parą. Ir mes, kadangi esame Lietuvoje, ganėtinai palanki laiko juosta, tai rinka atsidaro sekmadienį vakare. Ir kai prasideda Azijos sesija ir užsidaro vakare, penktadienio vakare, tai rytoj vakare užsidarys, kai baigsis New Yorko sesija. Ir tai reikia suprasti, kad 6,6 trilijonai kiekvieną dieną yra prekiaujami dolerių. Tai yra nežmoniški pinigai. Taip paskaičiavus būtų 250 milijardų per valandą. Tai ne milijonai, o milijardai. Ir tai yra didžiausia pasaulyje finansų rinka ir yra labai likvidi. Vadinasi, kai jūs, tarkim, norite parduoti nekilnojamą turtą, tai užtrunka surasti pirkėją, galbūt tam namui, surasti pardavėją ir taip toliau. Bet būtent šioje rinkoje viskas vyksta sekundžių greičiu. Visą laiką bus ir pirkėjų, ir pardavėjų. Normaliomis sąlygomis. Ir mūsų tikslas yra pirkti valiutą ir gauti iš to pelną. Taigi, kas gali to užsimti? Tai čia pakalbėsiu aš, kas gali tuo užsimti, tai tikrai nėra nei amžiaus ribų, nei lyties ribų, tikrai gali bet kas užsimti. Čia matote mūsų su Raminta ir mama bendras čatas ir aš savo pelytę judinu. Tai mūsų su Raminta ir mūsų su mama bendras čatas ir mūsų mama pradėjo irgi, pamačius, kad mes treidinam, sužinojus, kad mes užsiėmam šito dalyko, ir mama sako, aš irgi noriu užsidirbti pinigų, nes jos irgi tikslas taip pat nekilnojamas turtas, nori įsikraustyti į kitą šalį ir įsigyti tenais savo nuosavą namą. Tai pradėjo irgi kurtis antrą pajamų šaltinį. Per vidurį tada matom su tėčiu irgi čatas. Tėtis visą laiką buvo skeptiškas, mes kadangi šituo dalyku užsiemam jau apie 2 metus ir jis tikrai kokį 1,5 metų visą laiką buvo skeptiškas, paklausdavo, lyg domėjosi, norėjo sužinoti, kaip kas tenais, bet vis nepradėdavo. Bet vieną dieną tiesiog nusprendėm daugiau jam duoti informacijos apie tai, kaip viskas veikia, ir jisai irgi pradėjo naudoti tą pačią strategiją, kurią mes naudojam. Tai paskutinė šita nuotrauka čionais yra, nežinau tiksliai kieno šitas screenshotas. Raminta, kieno šitas screenshotas yra? Čia yra vienos iš klientės, tiesiog sako, ir vyras pradėjo treidinti. Tai iš tikrųjų, čia yra toks dalykas, kad tu pradedi treidinti ir kiti žmonės pradeda suprasti, kad čionais galima uždirbti pinigus, tai tada ir artimieji irgi pradeda tuo domėtis daugiau ir pradeda visu tuo užsimti. Tai tikrai nėra nei amžiaus ribų, nei lyties ribų, gali ir vyrai, ir moteris tuo užsimti. Ir taip pat čionais yra keli iš mūsų komandos narių rezultatai ir kaip matome, čionais yra po kairę pusę, kur žalias ekranas, tenais yra lapkričio 20 diena, kad ką ten galiu pasirašyti, tai man atrodo, kad pradėjo jau tenais. Pradėjo su šita platforma ir lapkričio,
Vasario 23 dieną jau galime matyti, kad per dieną užsidirbo $97. Tai užtrunka tikrai laiko, tai nėra greiti pinigai, bet jeigu esi pasiruošęs skirti kažkiek laiko ir netgi nuėjus į naują darbą, mes turim išmokti visas sistemas, išmokti naudotis visomis programomis ir taip toliau. Tai irgi užtrunka laiko čionais ir Forexe. Tai va, tai tikrai bet kas gali tuo užsiimti. Aš dar pridėsiu tokį labai svarbų dalyką, kad nei vieni rezultatai, kuriuos čia pasidalinome, negarantuoja ateities rezultatų. Tai praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Tai nėra finansinis patarimas. Jūs turite savo atsakomybę prieš pradedant treidinti finansų rinkoje. Tai visas šitas video, visas šitas Zoom susitikimas yra edukaciniais tikslais, ne patarimas. Ir ko būtent reikia norint pradėti prekiauti, tai iš tikrųjų nėra taip sudėtinga, kaip galbūt atrodo, kaip ir Raminta pasidalino tenais tomis kreivėmis ir taip toliau. Visko yra tikrai išmokstama. Einat į mokyklą, nemokat skaityti, nemokat rašyti, visko išmokstat. Tai čia nais irgi taip pat. Tai 3 pagrindiniai dalykai. Tai yra brokeris, kurio jums reikės, ir brokeris yra tarpininkas tarp pardavėjų ir pirkėjų. Reikės verifikuoti, tikrai yra mūsų lietuvių grupiai yra įrašyta video, kaip galima ir verifikuoti savo ir galima tiesiog pasidalinti tais žingsniais, ką reikia daryti. Jums tiesiog reikės nusiųsti savo tapatybės kortelę ir adreso įrodymą ir viskas. Ir tenais įdėsite savo pinigus, investuojamus pinigus, su kuriais būtent ir darysite užsakymus. Sekantis dalykas tai yra treidinimo platforma. Tai mums reikės sujungti treidinimo platformą su brokeriu, kad galėtume įvykdyti būtent tuos užsakymus. Ir paskutinis dalykas tai yra analizė, kad žinoti, kada yra tinkamas metas pirkti, kada yra parduoti. Ir būtent kaip Raminta rodė per tuos visus kreivės, mes tiesiog išmoksim atpažinti tuos metodus. Taip, labai teisingai. Ir dabar, kai esi naujas, tau šitos kreivės galbūt nieko nereiškia ir galvoju, okei, tai kada man pirkti, kada parduoti, iš kur žinoti. Tai būtent čia ir įeina mūsų platforma ir yra keletas skirtingų dalykų, ką būtent ir siūlo. Tai visų pirma, tai yra edukacinė platforma ir svarbiausia yra edukacija. Tam, kad tu taptum nepriklausomas ir kad tau nereikėtų nei kažkokio laukti traderio signalo, nei reikėtų kažkokio papildomo įrankio. Tam, kad tu žinotum pats, kaip viską gali atlikti, kaip gali nepriklausomai daryti. Tai yra edukacija, aš viską pasidalinsiu išsamiau, dabar tiesiog parodau, kas būtent įeina. Yra live skambučiai, tiek edukaciniai skambučiai, tiek treidinimo skambučiai. Yra trade idėjos iš profesionalų, kur būtent atsiunčia, kada pirkti ar parduoti tam tikrą instrumentą. Ir kai sakau instrumentą, turiu omenyje. Tai gali būti užsienio valiutų pora, tai gali būti auksas, tai gali būti sidabras, gali būti indeksai, galbūt girdėjot S&P 500 arba NASDAQ, NAS indeksas. Tai taip pat yra Manara skeneris, tai yra AI technologija, būtent toks įrankis, kuris padeda sutaupyti nemažai laiko, norint treidinti, ir stock options taip pat edukacija. Tai aš dabar išjungiu ir pasidalinsiu pirmiausia mūsų akademiją. Ir čia būtent viskas įeina, nuo ko galite mokintis. Pirmiausia, yra pagrindai. Tai pagrindai yra tiek Forexo, tiek kripto, tiek akcijų. Ir galite pasirinkti skirtingas kalbas. Laikui bėgant, tai yra šių metų bėgėje, tikrai mes turėsime čia atskirą skiltį ir lietuviškai, nes mūsų bendruomenė yra viena greičiausiai augančių visoje ekonomi platformoje. Tai čia taip pat turėsime lietuviškai, bet aišku, šiuo metu nėra. Pagrindė edukacija yra anglų kalba, bet čia paspaudus yra visi video, kurie tau, esant visiškai naujokų šioje rinkoje, padės suprasti, kas tai yra, ir labai aiškiai kelių minučių video yra būtent paaiškinta ir parodyta, nes gali būtent matyti, kas ir kaip. Ir prie visų pagrindų yra toliau live tradinimo sesijos, tai yra sesijos, kurios vyko iki šiol. Tai tu gauni prieigą prie visų jau buvusių sesijų. Ir yra Forexas, tai yra skirtingi kanalai, pavyzdžiui, Manara Bilingual, Manara Forex ir Manara Training, tai čia yra mūsų vieno iš edukatorių mėgstamų
Ralfo sesijos jisai daro 3 kartus per savaitę ir taip pat treidina gyvai. Tai aš šiek tiek įjungiu, pasidalinsiu. Galbūt kažkokie žodžiai ar kažkas kitas skamba naujai, negirdėtai, bet esmė ta, kad labai paprastai viską žmogus paaiškina, turime begalės daug gerų atsiliepimų iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų skiria tam laiko ir skiria tam laiko, kad jūs suprastumėt. Dar kas yra gerai, kad visą laiką turi galimybę klausti klausimą, kai vyksta tos sesijos, ir būtent šios sesijos vyksta ir Europai palankiu metu taip pat. Tai čia yra tikrai labai daug resursų, kur galite išmokti įvairūs topikai. Tai jeigu kažkas įdomu, čia įvedat paiešką ir galite susirasti ir jungtis drąsiai į visas sesijas kartu. Taip pat yra ir stocks. Tai kas norite uždirbti iš Apple, naudojate Apple telefoną, norite uždirbti iš Apple kompanijos, išmokite treidinti su Jazz. Kas žiūrite Netflixą, tai vietoj to, kad pažiūrėti 2 serijas, pažiūrėkite 1 ir 2 valandas skirkite edukacijai. Jazz yra mūsų stock options edukatorė ir labai kieta traderė iš tikrųjų. Aš dar parodysiu ir kanalus, Telegram kanalus, kur edukatoriai kaip pat turi, kur siunčia trade idėjas. Ir čia turėjome visą bootcampą, tai gali peržiūrėti, skirti 60 dienų iš jos patirties, kiek jinai turėjusi studentų, ir tikrai sukūrus ne vieną, tiek 6, tiek, nežinau kaip lietuviškai, 6 and 7 figure traders, tai reiškia netgi ir 8, žinau, tai kas turi kapitalus, kas užsiauginę savo accountus ir treidina su 6, 7 ženkliam sumom, 6 ženkliam sumom. Tikrai labai gerai mokina būtent jos mokinimo techniką, ne tik, kad jin patikė tą traderę, bet ir moka mokinti, tai yra labai svarbu. Ralfas taip pat, jisai buvęs mokytojas pradinių mokyklų, taip Lina, nežinau ar pradinių, bet jis buvo mokytojas, tai ta patirtis, ne kad moka gerai treidinti, bet ir perduoti tą informaciją, kad galėtų suprasti žmogus, kuris galbūt prieš tai nėra net nieko girdėjęs apie treidinimą. Ir čia mes turime masterclass, kas yra sesijos. Kaip ir minėjau, turime edukacinės sesijas, tai čia galime matyti kalendorių ir čia sekančios savaitės. Nuo sekmadienio iki šeštadienio visą savaitę turime kažkokias tam tikras sesijas. Ir labai svarbu yra nuo pirmadienio iki penktadienio su vienu iš edukatorių turime live sesiją, kur skalpiname, kas reiškia darome labai greitus treidus. Tai sesijos užtrunka 10-15 minučių, gal 20 kartais. Ir mes galime kartu žiūrėti į Zoomą, į ekraną būtent kas vyksta ir treidinti kartu su edukatorium. Ir dar vieną dalyką parodysiu. Mes turime savo lietuvių bendruomenę ir čia yra įrašai, tai aš galiu parodyti, kad nesenai Ieva, viena iš mūsų narių, darė skambutį būtent čia aš įdėjau, skalpinimo žingsniai. Tai turime edukaciją ir anglų kalbą, bet turime visą savo sport palaikymo sistemą ir lietuviškai. Tai jeigu kažkas yra labai svarbaus, ką būtina turėti ir lietuvių kalba, tai turime padarę ir tuos įrašus, ir iš savo patirties būtent pasidaliname tuos dalykus. Tai šitam kanalui yra visas mūsų Telegramo skiltis. Manarai yra taip pat visa atskira skiltis, kur gali mokintis skirtingų strategijų, kaip panaudoti šį įrankį, kaip su juo sutaupyti laiko ir tiesiog energijos. Galėtum mokintis, galėtum uždirbti greičiau, negu kad tau užtruktų tiesiog. Tai čia yra Manara visa informacija, treidinimo planas, žodžiu, viskas, kas yra labai svarbus dalykai, tiek psichologija, nes tai yra bene svarbiausių dalykų iš pačio treidinimo. Taip mes galime išmokti strategijas, viena strategija greičiau, viena strategija lėčiau, mes galime įskirti kažkokį tai laiką, bet galų gale, koks pagrindinis bus dalykas, tai kaip tu valdysi savo riziką, kaip valdysi savo kapitalą, kaip valdysi savo emocijas treidinimo. Ir visa šitas
visas šitas palaikymas, šitas skambučiai būtent ir yra štai čia prieinami. Tai taip, viską galima rasti, visą tą informaciją mūsų kanale ir rodysiu mūsų edukatorių kanalus. Tai kaip jau minėjau apie skalpinimą, kodėl man patinka būtent skalpinimas, tai kad galime gauti labai nuoseklius rezultatus, kai įgundi. Tai būtent specifiškai čia gal užtrunka šiek tiek nuo 3 iki 6 mėnesių praktikos. Ne prisijungti ir žiūrėti būtent, kas kaip vyksta, bet būtent praktikos tam reikia. Ir yra mūsų edukatorius, čia yra jo rezultatai, kiekvieną dieną atsiunčia nuorodą, kur galite jungtis ir treidinti kartu su juo būtent kiekvieną dieną 16:30 Lietuvos laiku. Kodėl toks laikas? Nes tuo metu atsidaro US rinka, didžiausia apyvarta tuo metu vyksta ir tuo metu mes būtent treidinam. Tai su praeities rezultatų, ateities rezultatų, bet noriu parodyti, kokio nuoseklumo jie yra ir kad galite mokintis iš žmogaus su 20 metų patirtimi būtent treidinime. Ir ta patirtis nėra tiesiog, kad kažkokios nugludintos strategijos, prie kurių jūs taip pat gausite prieigą, bet taip pat ir patirtis, ką kiekvienų skirtingų atveju, ką daryti, kai tam tikra pora, kurią jis treidina, šiuo atveju yra Dow Jones indeksas, jeigu jis vienaip juda ar kitaip, ir jūs tų visų mažų detalių jungiantis į ir turime vieną komandoje, kurie labai sėkmingai jungiasi į skalpinimus ir taip pat uždirba kartu su. Taigi čia būtų tiek. Trade idėjos pamiršau paminėti. Tai kas yra tos trade idėjos? Vienas iš pavyzdžių čia yra mūsų kanalas Manara Trade Ideas and Sessions. Ir čia yra pavyzdys parašyta Sell Gold. Mes turime, kaip Lina minėjo, brokerį, turime savo programėlę, kur galime įvesti tuos skaičius. Tai jums tai reikia atsiminti 3 skaičius. 2325 mūsų entry, kokia yra aukso kaina. Stop loss 2330, take profit 2320. Viskas, surašome tuos skaičius ir tiek. Tai mums nereikia eiti į čia. Tuoj užkraus. Mums nereikia eiti, žiūrėti, analizuoti, kur kas kyla, kur kas leidžiasi. Mes ką galime padaryti, tai gauti žinutę iš edukatoriaus, kuris nuosekliai treidina pelningai ir mums, kol mokomės, padės taip pat uždirbti. Tai čia yra būtent trade idėjos ir jos veikia ganėtinai paprastai. Kaip jomis naudotis, mes turime paruošę taip pat visą skiltį naujiems nariams ir galima sužinoti, kaip naudotis brokeriu, kaip naudotis ne brokeriu, kaip naudotis tom programėlėm, MetaTrader, kaip susikurti TradingView ir taip toliau. Tai viskas būtent yra pas mus grupėje, dėl nieko nereikia nerimauti. Tai galiu pasakyti tokį dalyką, informacijos yra, tik klausimas, ar jūs norėsite ją naudotis ir pasinaudoti. Tai kaip reikėtų pasinaudoti tą informaciją, nieko nėra nemokamo, aš toj pasidalinsiu kainą, nežinau, nėra čato, bet savo galvoj dabar pabandykite atspėti, kiek tai galėtų kainuoti prieiga prie visų šių produktų, prie sesijų, prie daugybės metų patirties. Ir tai yra $150 startuojant, tai yra $150 eurais, apie 140 eurų pirmą kartą ir $99 kas 4 savaitės, tai yra kaip subscription, kaip prenumerata. Jeigu turi, tarkim, Netflixo ar Disney Plus ar kažką tokio, kas mėnesį moki už paslaugas, kurias gauni ir kai nebenori, tiesiog gali nuimti tą apmokėjimą ir nėra jokio kontrakto, kad ten metus turi mokėti ar panašiai. Tai ganėtinai paprastas apmokėjimo modelis, kol naudojasi, tol moki. Tačiau yra vienas labai geras dalykas, kad gali visą tai gauti nemokamai. Ir jeigu tu naudoji
tau patinka platforma, matai vertę, kokią gauni, gali referuoti, kaip tarkim Revolut, 3 draugus ir tavo tas abonementas yra nemokamas. Manau, kiekvienas turi draugų, kurie taip pat nori uždirbti, tai jei turi tokių draugų, pasidalini platformą, visi win, 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 visi laimingi ir tavo prenumerata, tavo stipendija, kaip sakant, į šitą akademiją yra nemokama. Tai nežinau, baigiu dalintis ekranu, jeigu kažkas turite klausimų, parašykite žmogui, su kuriuo, kuris būtent pakvietė jūs į šį skambutį ir galės jums viską tikrai atsakyti, pasidalinti, jei norite kažkokių skaičių ar panašiai. Ir gražaus vakaro, gražaus likusio vakaro. Nežinau, Lina, ar turi dar kažką pridėti? Ne, neturiu, man atrodo, kad jau viską apibendrinai. Nuostabu. Ok, tai šiandienai tiek ir viso gero. Iki.